Ahujanai. Čia zoologijos sodas, čia džiunglės. Tim, kam įdomu, kad aš stoviu? Girnių košė su lašiniais ir sloga prie plius 32. Nu tai nefilmuok čia tų vlogų, dabar sėsi už vairo. Lempas ant... Dvi lempas. Ant štatyvo. Ja, taip, viena lempa. Dvi lempas. Lempa ant lempos. Nes čia reikės dviejų. Man tai čia lempa. Lempa. Numojam žiedus kaip Ana Rosa. Bet šiandien iš tikrųjų su mumis yra Ana Rosa. Kur? Bažnyčiai labai dėsiu. Dėsiu gerai bažnyčiai, kondiškių nereikia. Pradėjom filmavimą. Labai viskas. Ką tu? Šampano staliukas, ceremonija praėjo motyvą, labai viskas liuks. Užsidėjau mikrofoną, eisiu pagaudyti kažkokių garsiukų, eiti ant pašnekesių, gal kažką pakalbinsiu. Povilai, sakyk, arba prašok. Valiausiai dalis praėjo, nes buvo bažnyčia labai šalta, o dabar plius 32, taigi galim šitą paprakyduoti. Oi, sorry. Nu ką, reikia surakinti dar ką nors. Tave reikia surakinti, ne dabar? Taip, norėčiau, kada mane pareigūnės surakintų. Į Šiaulių važiuoja vyrai. Veža ponus. Karolis vairuoja! Karolis įsilaikė teisės, tai visiems dabar galima biškį labiau atsipūsti. Nes šiaip Karolis labiausiai yra silpnas pas mumis, tik išvažiuojam iš kokios šventės, 3-4 minutės ir užmiega. Tai tikiuosi, prie vairo neužknarks. Turim vieną pamaivą komandai. Kas čia per poziciją? Ana Small. Čia kažkoks zoologijos sodas, čia visi... Čia yra Šiauliai, čia taip jau būna. Čia zoologijos sodas, čia džiunglės, Jungle King 3. Dabar Mindaugui pasakys, kad darytų tokį... Gerai. Penkios valandos dirbam, nesustojam. Išvažiuoju į darbą ir būni su šitais vyrukais 19 valandų. Tai labai smagu. Labai. 5 valandos miego. Kiek miegojai? 5 valandos visos. Oho. Ant vienos rankos. Bet pastebėjau, kad kadrai tai eina dar taip geri. Gali būti, kad dabar visada prieš filmavimą miegosiu iki 5 valandos. Jo, sėkmės tavo smegenim. Taigi mūsų sekanti lokacija yra Tytuvėnų vienuolynas. Esame ne kartą buvę čia, bet buvom gal labiau žiemą. Per Karolinos ir Klaido vestuves 2019 gal kokiais. Nežinau, kas laukia. Ana ką pasakys, tą ir darysim. Kaip sustatys, tą ir filmuosim. Ką Povilas pasakys, tą darysim. Tai mes turim dizainą tokį. Mindaugas Zalokį visada nustebint, užsideda kepurę. Visus žmonės aplinkui šypsena savo. Nežinau, su tokiu stilium tai mes ilgai nepadirbsim. Kokią kavą mėgsti? What?
Espresso, double espresso. Kraunu medžiagėlę, ką tik turėjom fotosesiją, kuri truko bene 4,5 valandos. Kaip sekėsi fotosesija? Achujanai. Puikus kadrai, daug prakaito, daug gražių emocijų, daug žvilgsnių į kamerą. Karolis labai mėgsta žvilgsnius. Jo, mano akių kontaktas labai patinka, dėl to aš kaip kalbu žiūriu visada į kamerą, net kažkur ten, o visada kontaktas į kamerą. Perduodu žodį Mindaugui ir noriu, kad visi čia atkreiptumėt dėmesį ir pažiūrėtumėt, kas čia mūsų netrukus laukia. Tai yra nuostabu. Galiu pasakyti, kad toks, sakykime, greitas montažas nėra labai lengvas, dėl to, kad buvo labai daug gražių kadrų. Šiaip ne taip, per gal 6 valandas sudėjom tokį sekvenciuką, vadinamą. Ir galim visi kartu dabar pažiūrėti. Skaičiuojam kartu nuo 5, 4. Mindaugai, ką čia darai, žalia šviesa mum? Nu tai ką? Reikia langus nusivalyti, kitaip gali atsimušti ką nors. Šis bėris yra mano ratai ir... Aš irgi blogintai, 3 valandos. Už 3 valandų sueis 24 valandas, kai mes pakilome iš lovų. Ir rytojus laukia labai neproduktyvus, bet ačiū visiems, kurie žiūrėjote, žiūrite šį video. Ir geros nakties. Karoliai Labankis, atsiųsk man šios video ir naudosim vlogą. Dabar mūsų next stop yra Varnupė. Varnupės kągi kraunamės medžiagėlę. Ramai, sorry!